Kasmet vykstančio Lietuvos aukštųjų mokyklų chorų festivalio sumanytojai Lietuvos liaudies kultūros centras kartu su Lietuvos chorų sąjunga kviečia jau į 16-ąjį festivalį. Šiemet jo koncertai apims vakarų Lietuvą. Čia skirtingose erdvėse vyks net 12 koncertų. Pirmą kartą profesionali chorinė muzika keliaus ne tik į bažnytines erdves, bet ir į vaikų namus. Pats festivalis ir jo idėjas skiriamas yra studentų dienai, tarptautiniai studentų dienai. Ir tai yra ir proga atžymėti deramai šitą šventę ir yra proga akademiniam jaunimui parodyti, kas mes esame Lietuvai visai. Paprastai Lietuvos aukštųjų mokyklų chorų festivalyje atliekama daug solinių kūrinių ir vienas bendras. Iki šiol šiuo bendru visą festivalį vainikuojančių kūrinių buvo Vytauto Miškinio, Vaclovo Augustino ar Karlo Orfo kūriniai. Šiemet festivalio rengėjai nusprendė grįžti prie lietuvių kūrybos ir pasirinko Giedriaus Kuprevičiaus Pagonių giesmę, sukurtą 20-ojo amžiaus 7-ajame dešimtmetyje. Pasirinkimą šito kūrinio lėmė keli faktoriai. Tai, kad lietuvių autorius. Antras faktorius, tai iš tikrųjų labai gerai sukurptas kūrinys, kuris kalba apie mūsų paveldą. Apie, šiaip iš pirmo žvilgsnio lyg ir neaktualias problemas. Čia nėra Ukrainos, čia nėra karo ir taip toliau. Tačiau yra mūsų pamatinės vertybės. Pagonių giesmės tai yra mūsų praeitis ir dabarties santykis. Kūrinys, kuris kaip tiltas mūsų jungia su mūsų senąja kultūra ir dabartinė kultūra. Tai labai aktualus kūrinys. Ir neplakatinis kūrinys, kuris ne atvirai ten išrėžia kažkokias problemas, o tai girdus, prasmingas kūrinys, kuris kreipiasi į mūsų paveldą, į mūsų tai, kas mes esame. Tai man atrodo, šitas labai aktualu, ypač dabartiniam fone. Suvokti savo tapatybę yra turbūt didesnis ginklas negu atominė bomba. Festivalyje kūrinį atliks jungtinis choras ir Klaipėdos kamerinis orkestras. Jam diriguos Tomas Ambrozaitis, solistė Rasa Ulteravičiūtė. Atvažiuoja tokie žymus chorai, kuriuos tikrai Lietuvos bendruomenė puikiai žino, tai Vita, atvažiuoja Vilniaus universiteto choras Gaudeamus, atvažiuoja iš Kauno choras Jaunystė, chorai Neris, seniausias Lietuvos akademinių chorų choras, tai yra Aleksandro Stulginskio Žemės ūkio universiteto choras Daina. Žodžiu, mes turėsim gražią puokštę Lietuvos, praktiškai visų Lietuvos aukštųjų mokyklų chorų. Baigiamasis Lietuvos aukštųjų mokyklų chorų festivalio koncertas vyks lapkričio 16 dieną, 16 valandą Klaipėdos universiteto menų fakultete. Čia pasirodys per 20 Lietuvos aukštųjų mokyklų chorų.